Važiavom pirmą dienos čeisą, vat net nufilmavo. Šiaip neplanavau važiuoti antro runner čeisą, bet kai sustojau su Vykintu, gerai važiuoja, tai sakau pabandysim, tai visai smagu buvo. Jau adrenalinas pakilo, dabar padėsim leisti. Ir padangų nebėra, viskas, baigėsi. Kartais reikia patikrinti varžtus, kart po karto. Važiuoja labai siaurai. Ir gal tik plačiau važiuoja iš karto, slidu labai pasidaro. Tai dabar paliekam 1.9, paskui prieinu tada. Pasižiūrėsi, užšils kokį 2.1.2. Jo, arba gali padaryti 1.8 dabar. Vienur važiuoji, belia kaip, skimba, aфиgenai. Pala, jam diržas, man atrodo. Ne? Man atrodo, kad diržas jam nutrūko. Vienur gripas žiauriai geras, ta prasme atrodo ten, jau uždusta mašina, žinai. Kitur, atrodo, kad tuščia. Bet be padangų važiuoju. Labai daug gumos. Bet guma turėtų kaip tik, sukirpt, žinai, o dabar... Labai stipriai net priekinių kabinasi visiems, guzais tokiais dideliais, žinai. Bet aš manau, kad dar ta guma, žinai, šalta, drėgna ir... Arba po šito trefkės tavo antra trefkė jau bus gerai. Pirmas važiavimas, kai pradėjau kažkaip plačiau išleidžiu, kur nieks nevažiavo, neįmanoma. Iš karto, kaip ore atrodo mašina. Jam diržas nutrūko, aš sakiau, per tos gazavimus. Suvažiavau trefkiu, buvom briefinge, pasakė klaidas maždaug, ką visi daro. Aš gal to vietoj nelabai daug klaidų dariau, bet supratau esmę. Dabar turim antrą treniruočių sesiją, tai tiesiog bandysim pasitaisyti klaidas, pasižiūrėsim slėgius biškį, pasimažinsim, bandysim daugiau gripo, pasimirštam amortizatorius, tai bandysim. Tai tikiuosi jau išdžiuvo trasa, nes prieš tai būdavo labai gripas prastas, tai dabar turėtų būti geriau. Sumažinom dar slėgį. Važiuosim trefkę ir paskui neužilgo jau prasidės kvalifikacija. Prisiminimui, tai praeitais metais buvau top 6 kvalifikacijoje ir laimėjau pirmą vietą. Šiandien norėčiau kvalifikaciją šiek tiek aukščiau papulti ir faktas pakartoti patį rezultatą, kuris buvo praeitais metais. Pirma vieta. Ar pavyks, matysim, žiūrėkit video ir išsiaiškinsim kartu, ar pavyks užlipti ant podiumo.
Suvažiavam kvalifikaciją, likau ketvirtas, ne? Ketvirtoji pozicijai su 8-7 taškais. Pirmų ranų padariau 8-1, bet ranas buvo labai, mano manimo, prastas. Tai net nustebau, kad gavau 8-1, nes ten prisidariau čia klaidų ir viršų klaidų, žodžiu, visur klaidų. O antrų gavau 8-7, likau ketvirtas, tai viskas liuks. Kad ir kaip gaila būtų, vienintelis gražus Nissanas, kuris buvo S13, man atrodo. Diburys įvairuoja, mėlynas, jam sprogo dėžė, antras bėgis, tai mes top 32 nesustiksim su juo, tai man tiesiog reikia pravažiuoti Bairaną, tai padėkovau jam, jau gaila, norėčiau kovos, bet įtys buvo didys, tai dabar juoju realiai Bairaną ir lauksim, kas bus top 16. Tai gali būti irgi kažkuris iš tų dviejų driverių. Ką, šiandien pasikaposim, tikrai yra gerų driverių. Emilis Valeika šovė 9-4, tai labai nice, jaunas bičiukas, tikrai turi daug perspektyvos, labai smagu, Gustas gerai lekia, visi gerai lekia, tai šiandien pasikaposim ir manau, kad geras oras, tai bus ir geras gonkės, tai va, lėksim dabar į Bairaną, kad ir kaip neįdomiai skamba. Suvažiavam top 32, turėjau Bairaną, tai nebuvo tikrai sunku, tai tiesiog vieną posūkį važiavau. Top 16 laimėjau irgi prieš Čirbą, kaip ir Šiauliuose važiavau. Irgi laimėjau, nebuvo baisiai sunku, nes pats irgi 3 litris, tai pakankamai gerai užrėmiau, jau galvom persimetimo, kad trinktelsiu, bet išgyvenau, kaip sakant. O dabar važiuosim su Deimantė Radzevičiūtė top 8. Su ją važiavau Šiauliuose top 32, laimėjau, bet čia, jos mašina yra pranašesnė šitoj trasoj, nes tiesiog yra greitesnė trasa. Tiesiog reikės parodyti gerą važiavimą, gerą lydą, gerą chase'ą ir pasistengti, bet Deimantė tikrai šiandien gerai lekia, tai manau, jėgos tikrai panašios ir manau, galim abudu nugalėti. Tai va.
Važiavau su Deimante porinį, viskas buvo gerai, jinai užčeisino tikrai man neblogai, bet lydė ant kalniuko atsitrenkė į padangas, tos padangos pradėjo skristi mane, trenkėsi, va, į mašiną, gali parodyti. Bet toks smūgis buvo, kad net visą mašiną sujudino, tai galvau, pats trenkiausi į sieną, bet pasirodė tiesiog tik padangą parėjo. Pametėm bamperį, suvedimas viskas good, keičiamės padangas ir važiuojam prieš Emilį Valeiką. Tas gerai lėkė, buvo pirmas kvalifikacijai, tai bus galim pasitikėti ir remti kiek įmanoma daugiau. Nes driveris kietas ir mums reikia laimėti. Tai važiuojam dabar dėl mažojo, ne, top 4, tai jeigu laimiu į finalą, jeigu pralaimiu į pusfinalį, bet tikėkimės geriausio. Shadows start to spread. This food is sour, tastes different when you're dead. I need a shower, cold water on my head. I forgot the time I listen out of my headphones to supply. Du kartus pralašiau abudu prieš nepilnamečius. Lekia kosmiškai, nu, ta prasme, wunderkindai, abudu greičiau tegul Driftmasterius varo, nes, nu, žiauru, kaip spaudžia, kokie lydai, kokie čeisai. Jau aš per senas tokiem dalykam, jau man jau baisu darosi, kaip jie čia pavažiuoja. Bet labai tikrai plojimai ir Valainiui, ir Valeikai labai gerai lekia.
Liekam 4 po šito etapo, turbūt, kad liekam 2 bendroji įskaitoj, tai kas nėra blogai, dar liko 1 etapas, tai ten galima atsigroti ir tikrai paimti tą įsvajotąją 1 vietą. Etapas tikrai sunkus, karštas, ilgas labai, nes daug labai krešų buvo, mes tik tai pašventinom šiek tiek galą, bet labai minimaliai, tai tas džiaugiuosi, nes už 2 savaičių važiuojam 1000 lenktynės šitą mašiną, tai jinai turi būti ledas, graži, tai ačiū Dievui, kad labai nepridaužiau, bet overall tikrai sėkmingos varžybos, man 4 vieta man tinka, nėra podiumas, bet 4 yra vieta, 4 vieta, nu, ne top 3 iš kitų, kaip sakant, vis tiek parodžiau, kad moku važiuoti, bet prieš tos 2 wunderkindus, nu, aš jau sakau, turbūt per seną šitiem dalykam, bet buvo smagu, tai va, ačiū visiems, kad žiūrėjot, kas palaikėt, labai daug ir plakatų gavom, ir nuotraukų, visko, ir storiukų įkėlė žmonės, tai labai smagu. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim neužilgo Klaipėdos etape. Friends inside my head, like losing power. The shadows start to spread. This food is sour.